niekaip negalime jos išspręsti, iš tikrųjų yra problemų, jau visada yra. Jūs kaip žinot, niekada gyvenime nebūna taip, kad be problemų. Jeigu vakar netyčia pastebėjote, kad mes buvom keturiese, o ne dviese. Taigi, vedėm keturiese, du pas... Ne pas ką. O ką? Paspruko. Nusiplovė. Ir štai šiandien mes likome dviese su Pranu. Nes Sigitas ir Genovaitė. Nu ką jau skambėti? Sigitas ir Genovaitė? Bet kas galėjo pagalvoti, kad Genovaitė su Koncevičiu? Faktas. O dabar jau yra faktas. Bet tai Koncevičius su Genovaitė. Bet kas svarbiausia, mes nieko blogo negalvotumėm šiaip. Bet ką? Su Pranu apskambino Glaboninė, greitąją pagalbą, policija, net kitų raginių žmonės skambino. Neserga? Ne, taip ir kambarį nesinuomavo. Kas čia? Aš drįstu. Lauk. Patikėkite, tai žmogus tikrai nelinkintis jums nieko blogo. Tučtuojau išeikite. Tučtuojau. Šis dovino, gerbiamoji ponė, jums labai tinka. Ką? Kuris? Išeikite. Beje, aš čia atėjau ne domino ieškodamas. Patikėkite. Išeikite, girdite? Aš su pasiūlymu. Ką? Rimtu pasiūlymu. Išeikite. Tučtuojau išeikite. Aš negaliu. Aš tučtuojau kviečiuosi pagalbos. Asistentą. Kurį? Režisieriaus, apšvietėjo, o gal pati... Koks čia dabar tonas? Štai tas alsavimas. Lauk! Jūs jau užrakinote durų? Durų? Ak taip. Atleiskite, dievaži. Aš niekada prieš moteris nekeliu rankos. Jau pakėlėte. Aš neturėjau kitos išeities. Už durų. Ką? Jūsų išeitis už durų. Tiesa pasakius, aš norėčiau jūsų autografo. Na kodėl? Kodėl viskas šiandien? Šiandien? Na taip. Taip. Iš tikrųjų šiandien. Šiaurę kurią nors kitą dieną. Kitą aš nebūčiau uždrįsęs užeiti pas jūs. Taip, būtent šiandien. O jūs nuostabi. O aš bjaurus pasaulis. Šiandien labiausiai nepakenčiamas žmogus pasaulyje. Tai aš. Leiskite suabejoti. Liaukitės tauškės nesąmonės. Aš tiesiog to netikiu. Chamas. Jūs tiesiog chamas. Ne. Aš tikrai ne chamas. Viešpatie. Na ir dienelė. Ir dar. Kokia? Na ką jūs čia paiskite? Diena dar nesibaigė. Viskas kur kas geriau.
įsivaizduojate? Ką įsivaizduoju? Spektaklis baigėsi. O dabar prašau, pakaks. Prašau, palikite mane arba aš. Teatre tuščia kaip išlota. Tik tai jūs ir aš ir daugiau čia nieko nėra. Na, galbūt atbėgs pilna partija valytoja su šluota. Čia tik tai jūs ir aš. Na, ką jūs padarėte? Kodėl užrakinote duris? Patausokite jėgas, bet kumščiai ne jūsų ginklas. Nejaugi visą tai vyksta. Prieš jūsų akis? Ką? Tai vyksta tarp dviejų žmonių. Ir patikėkit, aš neprievartautojas. Belieka tikėtis. Aš nei viena, nei kita. O kas dar tas kita? Nei prievartautojas, nei slapta jūs įsimylėjęs gerbėjas. Vadinasi, neklydau. Beprotis. Juokinga? Aš nesakau, kad juokinga. Afišoje buvo parašyta, kad tai paskutinis šio sezono spektaklis. Nejaugi. Čia parašyta. Tai bent pastabumas. To reikalauja mano profesija. Beje, jūs domina mano profesija? Manęs nedomina. Aišku. Niekas jums neaišku. Aš girdėjau, kaip jūs alsavote spektaklį. Ne, aš tikrai negaliu įsivaizduoti, kaip visa šita nutiko. O, tai labai paprastai. Aš išbėgau iš kampo, nes buvau papratęs vėluoti į autobusą. Nors kai pridera priemiesčio gyventojui, atmintinai žinojau jo grafiką. Taigi išlėkiau iš kampo kaip akis iš degės. O jis tas velnės priešais mane. Na tiesiog prieš mane. Savo įsiplaikščiusiais plaukais tikras Einšteinas. Patikėkite, nebuvo jokios galimybės nei išsisukti, nei pasisukti. Kaip valė į akmenį. Tik šlept. Taigi, manyje kažkas apsivertė ir aš netgi pirštų galais pajutau mirtį. Viskas galvoju, viskas. O jis, tas Einšteinas, ne tik sugebėjo išmirti į savojo sapno, bet per kelias sekundės atsistojo, aš per jį perlėkiau kaip vabzdys ir atsidūriau minkštoje lovoje. Įsivaizduokite, turėjo susidurti ir sprogti dvi utėlės, o susidūrė du juokingi trikojai. Atsiprašau, trikojai, nes jisai buvo su lazda. Pasirodo, virš jo galvos aš atlikau kažkokį neregėtą salto mortalę ir, kaip minėjau, atsidūriau minkštoje lovoje. O jis per vieną sekundę jau stovėjo priešais mane ir kišo man savo baltą ranką. Taigi, tas profesorius, tas Einšteinas pasikvietė mane į šią kavinę. Į šitą pačią? Netgi prie to pačio stalelio. O po 5 minučių mes sukirtome rankomis. Ir manasis 5 metų skaitiklis ėmė suktis. Su manimi jums nepavyko sukirsti rankomis per 5 minutės. Iš jūsų aš gavau kur kas daugiau. Na jau. Jūs ši diena, o ne vakar. Aš tik vakar dienos likutis.
gera frazė.